Kebabai Anykščiuose, pirmas dublis. Naunėjim kebabus Anykščiuose aš nužiūrėjau jau seniai ir atsirado proga pagaliau susitikti akis į akį. Smagus ir šviesus interjeras, atvirai pateiktos daržovės ir daug kebabų. Siūlo jie nuo lavašų, pitų iki graikiškų gyros. Dar siūlo ir mano gero draugo vilkmergesnio alkoholinio. Tad užsisakom porą rinkinių, kad bulvyčių būtų, vilkmergesnio alkoholinio ir einam prie staliuko prisėsti. Pagurkšnojam, atsipalaiduojam ir karts nuo karto nueinu pažiūrėti, kaip mūsų kebabai gimsta. Beje, vaikams paėmėm klasikinį, nes ten sakė paprastesnės daržovės, žmona jų firminį naunėjim, kur prisideda dar įvairesnių daržovių, pavyzdžiui, pekinai, morkos, dar kažkas tenais. O aš pitos variantą, kurį senai nužiūrėjau socialiniuose tinkluose. Beje, mano pita 5,50 ir kaina labai nustebina. O žmona nustebino jos mažo kebabo dydis. Ai, o vaikai valgo didelį variantą perpjūtą per pusę. Žodžiu, rimti ir ištaigingi pietus. Prieš pradedant darbus, gurkšnis vilkmergės, traškios bulvytės kąsnis ir einam prie reikalų. Faktas, kad tokio dydžio pitos rankomis iškart nepradėsi valgyti. O pasitelkę šakutę jaučiuosi tarsi valgyčiau salotas. Argi ne puikus jausmas, kai valgai kebabą, o jautiesi kaip sveikuolis. Ir kuo ilgiau aš jį valgiau, tuo jis man labiau pradėjo patikti. Daug mėsos, pridėta įvairių daržovių. Beje, daržovės nebuvo keptos kartu su kebabu, tad nesušuto. Dar pridėkim traškę pitą ir drąsiai sakau, čia radau labai gerą kebabo pitoje variantą. Tad būnant Anykščiuose, rekomenduoju. Visa šeima labai užskaitė. Aš irgi žiauriai didelis, pita traški ir tiek prifarširuota, prigrauta visko, kad suvalgyti ten praktiškai neįmanoma, bet ant tiek skanu, kad norėjau pabaigti viską iki galo.